Labas vakaras visiems. Aš esu Gytis Dudas, dirbu kaip vyriausiasis mokslo darbuotojas Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centre, kurį galite matyti čia. Užsukit kada į Saulėtekį, pasisvečiuokit, turime labai daug gamtos ir pas mus labai faina. Tai aš visuomet šį pranešimą pradedu su skaidre, kur nekiek norėčiau pasigirt, kiek tiesiog užėjti šiek tiek įvykiam už akių, kadangi šiais laikais mes turime Seimo narių, kuriems atrodo, kad jie gali meluoti apie mano išsilavinimą ir mano darbo patirtį, nepaisant to, jog visa ta informacija yra itin lengva susirasti per Google ar paklausti to paties dirbtinio intelekto. Tai kalbant konkrečiai apie šį visą pranešimą, kas man atrodo būtų svarbiausia, tai yra, kad esu parašęs nemažai recenzuotų mokslinių straipsnių, jeigu neklystu, visi turėtų būti visiškai pilnai viešai prieinami. Ir kitas dalykas yra, kad aš tiesiog net to žodžio prasme esu parašęs vadovėlį apie tai, apie ką kalbėsiu, ir tai vadinasi genominė epidemiologija. Ir taip pat kartu su savo kolegomis tiesiogiai ir netiesiogiai vadovauju iki 19 tyrėjų grupiai, tikiuosi, kad kada nors jie turės progą užsukti pas jūs ir papasakoti apie savo darbus. Ir šita istorija, kurią jums papasakosiu, yra apie SARS koronavirusą 2, apie mūsų visą genominę stebėsenos programą, kurią padėjome sukurti, ir vieną iš istorijų, kurią mes galėjome papasakoti būtent šios programos dėka. Tai mes išgirdome apie veidoskaitą, dabar sužinosim apie sekoskaitą. Tobulą. Tai turbūt visi žinote, kad mes turime genetinę medžiagą, mūsų genetinė medžiaga yra DNR, yra tokia kaip žvaigždutė prie visų gyvų organizmų, tai būtų RNR virusai, kurių genetinė medžiaga yra RNR. Tų skirtumų žinoti mums nelabai reikia. Ką aš norėčiau, kad atsimintumėte, kad šiais laikais mes turime keletą skirtingų technologijų, kurios mums leidžia nuskaityti genetinę medžiagą. Tai čia, pavyzdžiui, matote vieną iš tų metodų, kuris yra paremtas genetinės medžiagos praėjimu pro baltyminę porą membranoje. Ir tuomet, matuojant varžą, mes galime nustatyti, kokios raidelės buvo toje poroje, kuomet genetinė medžiaga ėjo pro ją. Tai tokios technologijos pasirodė pakankamai jau subrendusios prieš pandemiją ir pandemijos metu suvaidino labai ženklų vaidmenį, tačiau tų technologijų yra pačių įvairiausių, tiesiog atsiminkit, kad gyvename ateityje ir nuskaityti genetinę medžiagą yra pakankamai lengva. Kuo tai padeda užkrečiamųjų ligų kontekste? Tai mes įsivaizduosime, kad turime kažkokią populiaciją, tai gali būti Lietuva, tai gali būti Europa, gali būti visa Žemė, mes įsivaizduosime, kad dalis tų žmonių, kurie gyvena tame regione, yra užsikrėtę. Ir mes galime pasinaudoti įvairiais molekulinės diagnostikos metodais, tokiais kaip daugam galbūt girdėtas PGR testas, kuris iš esmės ieško žinomos genetinės medžiagos žmogaus organizme. Sveiko žmogaus organizme kažkokio viruso genetinės medžiagos neturėtų būti, tai mes tokiais būdais galime diagnozuoti, kurie iš mūsų individų iš tikro yra užsikrėtę. Tie testai, žinoma, nėra 100% patikimi, kartais jie gali būti klaidingai neigiami, kartais klaidingai teigiami. Ir naudodamėsi tais diagnostikos metodais mes galime iš esmės nustatyti, ar asmuo yra užsikrėtęs ar ne. Tai su šia informacija mes jau galime pradėti braižyti kažkokią epideminę kreivę. Šį mėnesį užsikrėtė tiek žmonių, mes tą patvirtiname diagnostikos kažkokiais įrankiais. Tuomet, kur įeina sekoskaita, tai visa ta raudona masė užsikrėtusių, vietoje to, kad tai būtų kažkokia vientisa banga atveju, sekoskaita mums leidžia atskirti, kurie iš atvejų 100% elementariai negali būti susiję ir kurie galbūt galimai galėtų būti susiję. Ir mes apjungdami tą informaciją kartu su, pavyzdžiui, geografija, tai yra kur konkrečiai buvo tas atvejis, laiką, kada buvo paimtas kažkoks mėginys ir panašiai, mes galime pasakyti nežmoniškai daug apie bet kokį protrūkį. Ir ta sekoskaita mums padeda
iš tos pusės, kad mes dabar labai greitai praeisime pro patį procesą, kaip apskritai veikia visa gyvybė. Ar ne? Mes įsivaizduosime, kad turime genomą, tai yra visos vieno ar kito organizmo genetinės medžiagos visuma ir kaip ir visos gyvybės tikslas, jos tikslas yra tiesiog būti nukopijuotai. Tik tiek, kad tas kopijavimo procesas nėra 100% tikslus, retkarčiais vietoje vienos raidės yra įterpiama kita ir kuomet mes lyginame tuos du genomus, kurie yra to paties genomo kopijos, mes galime atskirti, kad pavyzdžiui vienas iš genomų yra patyręs mutaciją ir jis toje vienoje genomo pozicijoje skiriasi. Ir mes tą ciklą kartojame su tuo milžinišku niuansu, kad ta mutacija, kuri yra įvykusi, ji yra paveldima. Ar ne? Ir visi to genomo palikuonis, visos ateities kopijos turės tą vieną įgytą mutaciją. Ir kartojant tą procesą gali įvykti naujų mutacijų. Ir jos yra atsitiktinės, jos įvyksta atsitiktinėse genomo vietose ir taip toliau ir taip toliau. Ir turbūt yra pakankamai akivaizdu, kad mes viso šito proceso tiesiogiai stebėti negalime. Mes galime aptikti pavienius ligos atvejus, atskirti, kas užkrėtė ką, yra daug darbo. Bet mes turime galutinį šio proceso produktą, tai yra genomai, mes galime, pavyzdžiui, nuskaityti jūsų infekciją, galime nuskaityti mano infekciją, galime nuskaityti jūsų infekciją ir tuomet lygindami tuos genomus mes galime kelti hipotezę, kad pavyzdžiui šie 4 genomai turi lygiai tą pačią mutaciją toje pačioje vietoje, ne todėl, kad ta mutacija yra įvykusi 4 kartus nepriklausomai, bet todėl, kad ta mutacija buvo paveldėta iš kažkokio bendro protėvio. Ir iš esmės visas filogenetikos darbas kaip mokslo, tai yra tirti, kaip organizmai yra susiję, naudojantis įvairiais metodais, iš esmės remiasi tuo. Atskirti, kurios mutacijos yra įvykusios nepriklausomai, kurios yra tenai dėl to, kad jos buvo paveldėtos iš bendro protėvio. Jeigu mes palyginsime šitą procesą šitą rekonstrukciją su tikruoju procesu ir kaip tik pažymėsime, kurių šio genealoginio medžio dalių nematome, mes vis dar ištraukiame nemažą dalį visų tų įvykių, kurie vyko tikrajame procese, naudodamiesi šiuo ne visai 100% tiksliu metodu, kuris remiasi mutacijomis, kurios yra bendros. Ir tuomet tiesiog, kaip pavyzdį, jums parodysiu vieną rekonstrukciją, kuri panašu, kad bus šiek tiek žemesnės raiškos. Tai yra SARS koronaviruso 2 ankstyvas plitimas, naudojantis tik tai 3 tipų informaciją. Tai yra patys viruso genomai, kada yra paimtas mėginys ir iš kurios šalies. Ir viskas. Tai yra vieninteliai 3 informacijos šaltiniai. Ir kaip jūs pastebėsite, mes iš maždaug 4000 žmonių užsikrėtimų galime rekonstruoti, pavyzdžiui, ankstyvą SARS koronaviruso 2 patekimą į Italiją ir tuomet paplitimą po visą pasaulį. Šiuo metu įvyksta kažkas įdomaus, kuomet mes einam į balandį, staiga nebelieka migracijų SARS koronaviruso 2 genomuose, kuriuos mes galime rekonstruoti. Mes toliau renkame mėginius, tačiau kas iš tų genomų, kuriuos mes nuskaitome, dingsta, yra migracijos signalas. Tai mes tiesiog ne to žodžio prasme su savo įvairiais teisiniais sprendimais iš esmės įrašėme žmonių taisyklės į viruso RNR, kas man visuomet sprogdina smegenis. Jo. Tai kadangi kalbėsiu daugiau apie Lietuvos SARS koronaviruso 2 genominės stebėsenos programą, turbūt daug kas atsimena tokias antraštes, kur pavyzdžiui vienu metu į Lietuvą buvo uždrausta atskristi lėktuvams iš Jungtinės karalystės. Ir taip įvykdavo dėl to, kad įvairios šalis turinčios pakankamai gerai išvystytas genominės stebėsenos programas, tai yra gebėjimą žinoti, kokios atmainos kokiais dažniais cirkuliuoja jų viduje, pranešdavo, kad aptinka kažkokią naują, tai vadintą rūpestį keliančią atmainą. Tai yra įvairūs SARS koronaviruso 2 variantai, kurie pasižymėjo įvairiais bruožais, mes juos aptarsime vėliau. Bet kuomet Lietuva susidūrė su šita problema, kad viena ar kita šalis praneša turinti kažkokį naują rūpestį keliantį variantą, Lietuvoje mes genominės stebėsenos neturėjome. Ir vyriausybė pandemijos metu turėjo priimti
sprendimus, kurie vienaip ar kitaip galėjo atsiliepti Lietuvos ekonomikai. Ar ne? Mes negalime tiesiog imti ir atšaukti skrydžių iš Jungtinės karalystės visai savaitai. Bet kadangi mes neturėjome savo genominės stebėsenos programas, mes net nežinojome, ar pavyzdžiui, tai vadinta britiškoji atmaina jau necirkuliuoja Lietuvoje. Ir jeigu ji jau cirkuliuoja, tuomet nėra prasmės atšaukinėti skrydžių. Ir panašiai, ir panašiai. Tai Lietuva nebuvo unikali šiuo atžvilgiu, kad mums reikėjo priimti sprendimus, tačiau priimti sprendimams mes neturėjom informacijos. Ir kaip ir daugelis kitų pasaulio valstybių, iš esmės rūpestį keliančios atmainos tapo pagrindinė priežastimi šalims, kurios iki tol neturėjo genominės stebėsenos programos, jas pradėti. Tai čia, pavyzdžiui, matote labai labai trumpą ištrauką iš dviejų ankstyvųjų rūpestį keliančių variantų, tai alfa arba britiškoji arba B117 atmaina ir tuomet delta arba indiškoji arba B1617-2. Ir praktiškai visi rūpestį keliantis variantai, kurie buvo pasirodę, tam, kad jie būtų apibrėžti kaip tokie, turėjo turėti bent vieną iš 3 bruožų. Tai vienas iš bruožų buvo didesnis užkrečiamumas. Tai pavyzdžiui, alfa buvo apie 70% užkrečiamesnė, lyginant su prieš tai cirkuliavusiais variantais, delta lyginant su prieš tais pirminiais variantais turėjo apie 2 didesnį užkrečiamumą. Tai turbūt yra akivaizdu, kad jeigu pasirodo toks variantas, jis daug greičiau gali prasieiti pro populiaciją, daug daugiau žmonių paguldyti ligoninės. Tuomet kitas šiek tiek susijęs bruožas yra sukeliama šiek tiek sunkesnė liga vidutiniškai. Tai pavyzdžiui, tiek alfa, tiek delta turėjo būtent tą bruožą ir tas ligos sunkumas ir užkrečiamumas buvo tiesiogiai susiję. Jeigu žmogaus organizme tiesiog per daugiau prisidaugino to viruso dėl kažkokių įgimtų bruožų, tai automatiškai ir ligos sunkumas didėja ir tuo pačiu užkrečiamumas. Ir tuomet paskutinis bruožas buvo sumažėjęs skiepų arba įvairių vaistų efektyvumas. Tai pavyzdžiui, čia yra visiškai Omikron teritorija, kur mes manome, kad Omikron pagrindė tiesiog sugebėjo daug efektyviau apeiti visuomenėje susidariusi imuninį atsaką. Ir būtent dėl to sukėlė tą masyvę bangą, kurią mes matėme 21 metų gale. Ir tiesiogiai to įgimto užkrečiamumo padidėjimo kaip ir nebuvo. Tai buvo iš esmės visuomenės imuniteto sąlygotas efektyvesnis žmonių užkretimas. Tai Lietuvoje SARS koronaviruso 2 genominės stebėsenos programą rašiau ne vienas, man padėjo Ingrida Olendraitė, įsivaizduoju daugam galbūt girdėta, žinoma, taip pat Rimvydas Norvilas, Dovilė Juozapaitė, Daniel Naumovas, dabartinis sveikatos apsaugos viceministras ir aš. Aktyviausių laikotarpių, kuris apima maždaug 21 metų kovą iki 22 metų gegužės, mes nuskaitėme apie 40 000 SARS koronaviruso 2 infekcijų iš visos Lietuvos. Tai jeigu jūs kada nors pandemijos metu, būtent šiuo laikotarpiu darėtės PGR tyrimą ir jums buvo diagnozuotas COVID-19, yra nenulinė tikimybė, kad jūsų SARS koronavirusas 2 yra kažkur šitam grafike. Ir šie duomenys buvo pakankamai anksti panaudoti skiepų efektyvumo tyrimui, kurį vykdė Jonas Bačelis iš Valstybės duomenų agentūros. Istorija, kurią jums papasakosiu šiandien, yra apie linijos B1620 atradimą. Ir kaip tik mes nesenai esame išpublikavę savo straipsnį apie žiauriai rimtas problemas, kurias mes aptikome kailinių audinių ūkiuose Lietuvoje. Taip, tai įprastai, kuomet viena ar kita šalis pranešdavo apie rūpestį keliančius variantus, būdavo apie 3 bruožai, kurie mums leidavo įtarti, kad mes turime kažkokį rūpestį keliantį variantą. Tai vienas iš bruožų įprastai būdavo, kad lyginant su kitomis atmainomis ir žinant, kada ta atmaina yra atrasta, jos turėdavo šiek tiek daugiau mutacijų, negu mes tikėtumėmės. Tai čia jūs matote pakankamai klasikinį, tai vadinamą molekulinio laikrodžio atvaizdą, kur X ašyje mes turime laiką
Y-ašyje mes turime genetinį nuotolį kiekvienos sekos, kurią mes turime, lyginant su kažkokiu pirminiu variantu. Tai raudoni taškai žymi tiesiog įprastas SARS koronaviruso 2 atmainas, kurios cirkuliavo tarp 20 metų ir 21. Ir mes matome, kad su laiku tiesiog tų mutacijų yra vis daugiau ir daugiau, tai yra super įprastas procesas, ypatingai RNR virusam. Mėlyna linija yra, tiksliau, mėlyni taškai yra pažymėta B117, kuomet jis ką tik buvo pasirodęs. Tai mes matome, kad lyginant su laiku, kuomet jis yra atrandamas, jis turi daugiau mutacijų, negu mes tikėtumėmės. Tai jeigu mes matome šiek tiek daugiau mutacijų, negu tikėtumėmės, mes galime kelti įtarimą, kad galbūt tvarkomės su rūpestį keliančią atmainą. Kitas jų bruožas yra, kad kuomet mes jį aptinkame pirmą kartą, jam neužtrunka labai ilgai, kol jisai pradeda dominuoti populiacijoje. Tai čia vėl mes matome tą patį B117, britiškąją atmainą viename iš Anglijos regionų, kur nuo aptikimo praėjus maždaug, kiek mes turime mažiau negu mėnesį, iš esmės pusė jūsų atveju jau yra sukelti būtent šios atmainos. Tai yra itin greita dinamika, tai dažnai mes tą irgi pastebėsim. Ir tuomet tas paskutinis bruožas yra, kad įprastai rūpestį keliančios atmainos, kuomet jos pasirodo, jos dažnai neturės labai artimų giminaičių, ką ir žymi šita ilgesnė šaka. Tai mes matome, kaip atrodo įprastos SARS koronaviruso 2 atmainos, tos šakos nėra tokios ilgos. Šita šaka veda link ankstyviausių žinomų B117 britiškosios atmainos genomų. Tai kas yra ta B1620? Kuomet Lietuvoje pirmą kartą apie ją jūs išgirdote, ji buvo nupasakota kaip nežinoma atmaina. Man asmeniškai labiau patinka vienas geriausių latviškų memų, kokį man yra tekę matyti. Pasak Karlis Upsavs, čia yra po elektronų mikroskopu mūsų lietuviškoji SARS koronaviruso 2 atmaina B1620. Tiesiog puiku. Tai visa B1620 istorija man asmeniškai prasidėjo 21 metų balandžio 11 dieną, kuomet tiek aš, tiek Ingrida Olendraitė dirbome pakankamai artimai su Vilniaus universiteto ligoninės Santarų kliniko komandom. Mes atlikome įvairias bioinformatinės analizės, tai pavyzdžiui, Ingrida pagrinde atliko bioinformatinį sekų apdorojimą ir man rašo per Slacką, kad didžioji dalis visų mūsų sekų, visų mėginių, kuriuos mes turėjom, yra B117, tai britiškoji atmaina. Viskas kitkas yra praktiškai šita kita ankstyva SARS koronaviruso 2 linija, kuri buvo iš esmės lietuviška viena iš COVID-19 linijų. Ir kaip Ingrida sako, nuobodus linijomis ranas, nieko egzotiško. Tik po to šiek tiek pažiūri, kad yra lyg tai įtarimų, viena iš programų rodo, kad kažkas yra ne taip. Užmetu akį ir nelabai galiu patikėti, ką aš matau. Tai šitam grafike kiekviena eilutė yra atskiros SARS koronaviruso 2 linijos, atskiri variantai. Tie, kurie turi graikišką raidę priskirtą, buvo tuo metu cirkuliuojantis rūpestį keliantis variantai. Čia yra oficialiai Pasaulio sveikatos organizacijos pripažinti variantai, į kuriuos reikėtų kreipdėmėsi ir dažniausiai su jais kovoti. Pačioje pirmoje eilutėje yra B1620 ir tuomet kiekvienas stulpelis yra atskiri viruso turimi genai. Ir tuomet, jeigu kvadratėlis yra nuspalvintas, tai reiškia, kad konkrečią mutaciją ta atmaina turėjo. Ir čia yra pažymėtos tik tai mutacijos, kurios mes daugmaž dažniausiai žinom, neretai įtariam, kad turi kažkokį poveikį viruso elgseną, jeigu taip galime pasakyti. Ir jeigu pažiūrėsite į B1620, kvadratėliai, kurie yra nuspalvinti mėlynai, tai yra mutacijos, kurias turi B1620, kurios yra bendros su bent vienu iš tuo metu žinomų rūpestį keliančių variantų.
kuomet aš pamačiau tuos genomus. Čia ne visos galimos, čia yra tik tai tos, kurias turėjo B1620, kurios apskritai galėjo turėti kažkokį poveikį. Tai jeigu vien pažiūrėsit, kiek yra mėlynų kvadratėlių, tai yra mutacijos, kurias turi ir kiti rūpestį keliantis variantai, lyginant su raudonais, kas yra mutacijos, kurios buvo unikalios tik tai šitam variantui. Aš nuoširdžiai negalėjau patikėti, ką aš matau, nes atrodo, kad kažkas perėjo per visą rūpestį keliančių variantų sąrašą ir tiesiog išrankėjo mutacijas ir sumetė į vieną genomą. Buvo beprotiška, žinoma, po to įsitikinom, kad nebuvo kažkas primaišyta laboratorijoje, kas irgi atsitinka, mes tikrai su Santarom turėjom bent vieną atvejį, bet mes kaip ir žinojom, kad čia turėtų būti kažkas tikro, nes vienas dalykas, mes turėjome 2 genomus, kurie atrodė beveik identiškai, ir kitas dalykas, kita komanda iš Kauno taip pat buvo sekvenavusi lygiai šitą liniją, su lygiai tom pačiom mutacijom, irgi turėjo 2 egzempliorius prieš 2 savaitės. Tai akivaizdžiai klaidų nėra įvykę. Ir mažiausiai vienas bruožas, kurį mes pakankamai užtikrintai galėjome sakyti, kad B1620 turės, tai yra, kad asmenys, kurie buvo persirgę prieš tai cirkuliavusiamis atmainomis arba buvo skiepyti, B1620 susidūrimo metu turėjo didesnę tikimybę juos užkrėsti pakartotinai. Tai iš esmės tai buvo variantas, kuris egzistuojantį imuninį atsaką galėjo apeiti pakankamai lengvai. Ir prireikė, jeigu neklystu, virš metų laiko, kol, jeigu neklystu, prancūzų komanda iš tikro laboratorijoje įvertino, kokius bruožus galėjo turėti B1620 ir panašu, kad jie visiškai patvirtino, ką mes ir sakėm, kur iš esmės, jeigu mes buvome skiepyti, tai būtų ta B1 raidė, tikimybė užsikrėsti kontakto su B1620 metu buvo 3 kartus didesnė negu susidūrus su tarkime, skiepuose naudota atmaina. Tai iš esmės patvirtino, tik tiek, kad šiek tiek užtruko. Tai, man atrodo, mažiausiai mes jau tuo metu galėjome sakyti, kad B1620 turi daug mutacijų. Jūs visi matėte tą kratinį. Ir tuomet istorija pradėjo vis keistėti ir keistėti. Tai balandžio 11 diena buvo sekmadienis, jeigu neklystu. Ir tuomet mes galvojame, mes matome šitą keistą darinį, ar kas nors kitas matė jį anksčiau, mes nueinam į viešą sekoskaitos duomenų bazę ir atradome apie 30 genomų ir čia viršų jūs matote jų šeimos medį. Tai vienas dalykas, į kurį galime atkreipti dėmesį, kad tame šeimos medyje visi tie genomai yra išsibarstę po visas Europos šalis. Kas savaime jau yra pakankamai keista, kadangi jeigu mes turėtume kažkokį rūpestį keliantį variantą ir jisai būtų kilęs Europoje, tas variantas turėtų būti žiauriai dažnas kažkurioje vienoje iš valstybių, kurioje prasidėjo. Mes to čia nematome. Mes matome, kad turime įvairius Europos regionus. Mes matome, kad net, pavyzdžiui, genomai, kurie yra toje pačioje šalyje, tai pavyzdžiui, Jungtinė karalystė paimsim, mes matome, kad genomai, kurie yra Jungtinėje karalystėje, nėra netgi labai artimai giminingi vienas kitam. Tai tas automatiškai mums leido kelti hipotezę, kad tai, ką mes matome, nėra atmaina, kuri cirkuliuoja, kuri neatsirado Europoje, bet į Europą greičiausiai yra įvežama žiauriai dažnai, iš vietos, kurioje ši atmaina yra žiauriai dažna. Tai mes iš esmės matome tokius kaip purslus, milžiniško tsunamio, kuris vyksta kažkur kitur. Jau tuo metu mes keliame hipotezę, kad tai greičiausiai, tiksliau vos negarantuotai, bus regionas, kuris arba neturi savo sekoskaitos programas ir tiesiog negali stebėti, kas pas juos cirkuliuoja, arba, žinoma, irgi pasitaiko atveju, kuomet valstybė atlieka sekoskaitą, tačiau nenori dalintis tais duomenimis, nes kas iš to, jeigu po to skrydžius uždraudžia iš tavo šalies ir panašiai. Ir pirma užuomina,
tiksliau, pirmas įtarimas, kurį mes turėjom, yra, kad tai greičiausiai bus Afrika. Kadangi Pietų Amerikoje Brazilija buvo pakankamai neblogai išvyščiusi savo programą, kitos pasaulio šalis, kiti žemynai pakankamai neblogas sekoskaitos programas turėjo, tai liko tas paskutinis variantas, kad tai galbūt bus Afrika. Ir tuomet, taip, tai čia mano visa ta iliustracija, kaip gali atrodyti tas tsunamis ir ką mes matome tik tai Europoje. Ir pirmoji užuomina, kad mes esame teisūs, buvo šis vienas genomas iš Prancūzijos, kur tiesiog žmonės įkeldami šį genomą į tą viešą duombazę pridėjo, kad tai taip pat yra asmuo nesenai atvykęs iš Kamerūno. Mes tuomet parašėm visom grupėm, kurios buvo pridavusios šiuos genomus iš Europos, ir mes radome dar mažiausiai, jeigu neklystu, 6 atvejus, kurie irgi buvo įvežti iš Kamerūno. Jau turim pakankamai neblogą hipotezę. Tuomet, kai mes susintetinam visą tą informaciją, tai dabar X-ašy vėl mes turime laiką, kiekviena eilutė yra skirtinga šalis, kiekvienas taškas yra bent vienas, kartais daugiau genomų iš to šalies. Ir jeigu jūs matote punktyrinę liniją, čia bus asmuo, kurio infekcija buvo nuskaityta Prancūzijoje, kur yra žinoma, kad tas asmuo yra atkeliavęs iš Kamerūno. Ir mes turime vėl tokį įdomų pastebėjimą, kad ankstyviausi atvejai, kuriuos mes žinome, yra keliautojai iš Kamerūno ir tuomet tie užsikrėtimai staiga atsiranda visoje Europoje. Tai mes turime dar vieną tą papildomą bruožą, kad tą pasirodymą staiga, tik tiek, kad tas pasirodymas staiga akivaizdžiai nėra Afrikoje, mes tą staigų pasirodymą matome jau Europoje. Ir tuomet, jeigu mes tiesiog pažiūrim, kaip artimai B1620 apvestas punktyrinė linija, kaip artimai jis yra giminingas su savo artimiausiais giminaičiais, iš tikrųjų ar tokių labai artimų giminaičių praktiškai nėra. Tai mes iš esmės turime tą paskutinį bruožą, kurį įprastai turėtų rūpestį keliančios atmainos. Tik tiek, kad maždaug 21 metų vasarą po truputį visame pasaulyje nusirita delta banga ir B1620 maždaug Liepos vidury, kuomet mes gauname pirmasis savo straipsnio recenzijas, ta situacija yra pakankamai evoliucionavusi. Tai pavyzdžiui, mes matome čia viršuje ta ruda spalva pažymėta milžinišką protrūkį Pietų Korėjoje kažkodėl. Tuomet matome pakankamai neblogai išsivyšiusi protrūkį Lietuvoje, bei taip pat šiek tiek išaugusius pavienius protrūkius Europoje. Tik tiek, kad žinoma, atsirita ta delta banga ir panašu, kad B1620 nelabai sugeba išsilaikyti ir ilgainiui Lietuvoje mes jį paskutinį kartą matome 21 metų rugpjūtį. Ir vienintelis pėdsakas, kurį ilgainiui palieka B1620, yra keletas straipsnių. Tai yra mūsų straipsnis, kurio nerodau čia, yra bent 2 straipsniai apie Pietų Korėjos protrūkį, yra tas straipsnis, kurį rodžiau, kur tiesiog yra charakterizuojamas pats virusas, ir tuomet ilgainiui pasitvirtina hipotezę, kad B1620 buvo itin dažna atmaina konkrečiai Centrinėje Afrikoje. Čia irgi yra įdomi istorija. Mes manome, kad B1620 neatsirado, arba nebūtinai atsirado Kamerūne, bet Kamerūnas yra viena iš turtingesnių šalių Centrinėje Afrikoje ir greičiausiai buvo tiesiog tramplynas virusui ištrūkti. Ir žinoma, jeigu nueisit į Wikipediją, oficialiai B1620 turi mūsų gražią trispalvę, taip pat yra tekę. Turim virusą! Ir taip pat yra keletas straipsnių, kuriuos rašė Science ir Nature žurnalai savo naujienų skiltyje. Tai iš esmės iš tos B1620 istorijos yra likę tik tiek. Ir kaip jau minėjau, galų gale
B1620 išnaikina delta atmaina, tai delta cirkuliavimo laikotarpiu tokie vaizdai Indijoje buvo pakankamai dažni. Jūs matote, kaip, jeigu neklystu, ligoninės tiesiog kiemelėje yra deginami mirusieji nuo COVID-o. Ir manoma, kad vien Indijoje iš esmės pandemijos laikotarpiu neteko iki maždaug 2 Lietuvų populiacijos. Visame pasaulyje pakankamai konservatyviai yra skaičiuojama, kad netekome apie 20 milijonų gyventojų. Tai kas iš to, kam aš pasakojau visą šitą istoriją? Ok, man atrodo, ir kalbu visiškai iš asmeninės patirties, kad ta stebėsenos programa, kurią mes sukūrėme Lietuvoje, su pakankamai ribotais ištekliais, totaliai džiazuodami visą laikotarpį, mes tą programą sukūrėme pakankamai neblogą. Problemų atsirado, kai mes su savo atradimais tuomet nueidavome pas sprendimų priėmėjus ir staiga pasirodo, kad valios kažką daryti nelabai yra. Ir absoliučiai ta pati istorija kartojasi su mūsų kailinių audinių ūkiais ir panašiai. Tai, man atrodo, vertėtų atsiminti, kad jeigu mes esame pasiryžę kažko ieškoti, būtų labai gerai, jeigu mes taip pat būtume pasiryžę kažką dėl to daryti, jeigu aptinkame kažkas, kas mums nepatinka. Tuomet kitas toks pastebėjimas, kuris irgi yra labai arti širdies, yra, kad pernelyg dažnai, ypatingai sprendimų priėmėjai, yra linkę laikyti, kad užkrečiamosios ligos yra kažkoks uždaras izoliuotas dalykas, ar ne? Kad mes galime stebėti, kaip pavyzdžiui, kokioje Afrikoje plinta, pavyzdžiui, baraupai. Ir apsimesti, kad tai yra to šalies problema, kuomet mes tvarkome su tiesioginė to žodžio prasme būtybė, kuri save kopijuoja. Ar ne? Ir lygiai taip pat galime, pavyzdžiui, prisiminti ankstyvą živ pandemiją JAV, kur Reigano administracija nusprendė apsimesti, kad žmonių lytinė elgsena yra juoda-balta ir kad vyrai, kurie duodami kraujo uždeda varnelę, kad laiko save heteroseksualiais, neturi lytinių santykių su kitais vyrais. Tai kuomet mes apsimetam, kad kitos šalies problemos su užkrečiamosiom lygom yra to šalies problemas, man atrodo, mes tiesiog darome savo patiems didelę žalą. Ir tuomet vienas mano mėgstamiausių dalykų, apie kurį labai svarbu yra kalbėti, yra, kad užkrečiamosios lygos yra viena iš tų keistų sričių, kur mes galime būti labai dosnus ir altruistiški, tuo visiškai veikdami savo interesui. Ir tiesiog kaip pavyzdį pateiksiu vakcinacijos grafiką viso pasaulio žemynuose. Daug kas turbūt neįžiūrit, bet čia mes matome, kiek vakcinų teko 100 gyventojų skirtingose žemynuose. Jūs turbūt galite atspėti, kuris žemynas yra apačioje, kur iš esmės maždaug tik tai pusė žmonių gavo bent vieną vakcinos dozę nuo COVID-19, kitos šalis viršė 150. Tai teoriškai visi buvo paskiepyti bent vieną kartą ir maždaug pusę paskiepyti antrą kartą. Tai visa ta B1620 istorija tampa pakankamai absurdiška, kuomet pasaulyje mes nebuvome linkę dalintis savo vakcinomis. Ok, kas tuomet atsitinka? Žmonės Afrikoje masiškai persirgo ir tuomet atrinko variantą būtent su tokiais bruožais, kurios turėjo B1620. Ok. Ir tuomet atsiranda naujas variantas. Kas iš to? Ar mes padėsim jiem atlikti stebėseną? Ne. Ir jeigu mes nepadedam neturtingom šalim atlikti stebėseną, mes susiduriam su situacija, kur akivaizdžiai Centrinėje Afrikoje kilusi atmaina pirmą kartą yra aptinkama miškingoje Anykščių rajono savivaldybėje ir į Lietuvą yra įvežama ne vieną kartą, bet 2. Ir čia jūs galite matyti, kad mes turėjome
šitą vieną protrūkio liniją, kuri daugiausiai koncentravosi Anykščių rajono savivaldybėje. Ir mes turėjome antrą visiškai negiminingą šios linijos įvežimą. Super retos linijos iš Centrinės Afrikos įvežimą į Lietuvą. Tai tiesiog yra, man atrodo, labai svarbu prisiminti, kad mes elementariai negalime apsimetinėti, kad gyvenam kažkokiam šiltnamyje. Mes gyvename pasaulyje, kuris kaip niekada anksčiau yra sujungtas. Ir mes galime būti ir dosnus, ir visiškai ginti savo interesą. Tai jeigu jūs sudomino šitas tyrimas, jūs jį galite pasiskaityti internete ir taip pat norėčiau padėkoti savo kolegoms, kurie ženkliai prisidėjo tiek prie pačios genominės stebėsenos programos kūrimo, tiek prie konkrečiai šio tyrimo ir mielai atsakysiu į bet kokius kilusius klausimus. Turiu 3 klausimus. Po vieną ar visus iš karto? Po vieną. Gerai. Pirmas klausimas. Kai kurie žmonės serga vienu minčiu apie virusus, kiti nesuserga. Ar čia yra apie žmogų kalba, ar ir virusai padaro tam tikrą veidos skaitą ir pasirenka, ką apsirgdinti? Okay. Jūs turite omeny, kad dažnai turbūt tekdavo girdėti, kad vienas ar kitas asmuo rūpindavosi susirgusiu kažkokiu asmeniu ir niekuomet neužsikrėsdavo jūs? Taip, tai aš pavyzdžiui irgi nesu turbūt dar sirgus COVID, kiek žinau. Pasidarykit antigeno testą, antikūnų testą, manau, liksit nustebus. Su SARS koronaviruso 2 apskritai visais koronavirusais ir kai kuriais kitais virusais yra pastebimas tas vos ne kaip Pareto dėsnis, kad yra milžiniškas išsibarstymas antrinių užsikrėtimų. Kad labai grubiai apytiksliai, kad maždaug 20% žmonių yra atsakingi už 80% antrinių atvejų. Tai tiesiog, tai yra vienas iš koronavirusų bruožų. Ir aš įtarčiau, kad tas turbūt daugiausiai suvaidina vaidmenį, kur tiesiog vienas asmo galbūt yra užsikrėtęs, bet tiesiog galbūt nėra linkęs išskirti daug to viruso ir tuomet aplinkiniai kaip ir yra apsaugoti. Ja. Tai virusas ne prie ko, čia tik žmogaus kūnas, ne? Ir kažkas susijęs su pačiu virusu. Nesakyčiau, kad mes pilnai kaip mokslininkai suprantame, kas sukelia tą pastebima netolygų antrinių atvejų pasiskirstimą, bet kad jis yra pakankamai gerai nustatyta. Okay. Kitas klausimas, ar 22 metų beveik kovas, vasario mėnuo, kaip čia suformavus klausimą, įvyko baisi situacija, bet mūsų užtat dėmesys perėjo į kitą pusę, nuėjo nuo COVID-o į kitą vietą ir ar tai pakenkė mums kaip mūsų visuomenės sveikatai, ar ne, ar buvo šiaip jau ir laikas pakeisti temą. Atsiprašau, kad tokia tema, bet... Ne, žinoma. Jo, tai galbūt atsakymą pradėsiu nuo apskritai, kada aš laikyčiau, kad pandemija baigėsi Lietuvoje ir nėra, sakyčiau, vieno kažkokio visuotinai priimto pandemijos apibrėžimo. Aš asmeniškai laikau, kad laiko taškas, kuomet SARS koronavirusas 2 nebeturi visiškai, kaip mes sakome, imunologiškai naivių šeimininkų, tai yra asmenų, kurie niekuomet nėra su juo susidūrę jokia forma, nėra imunizuoti visiškai, yra tas taškas, kuomet iš esmės galime laikyti, kad pandemija yra baigusi. Nes nebūtinai visi, bet kritinis žmonių kiekis, kurie galėtų palaikyti tą praktiškai eksponentinį augimą, kuomet jie yra imunizuoti, tai arba paskiepyti, arba persirgę, tuomet, manau, iš esmės mes pereinam į tą tokią kaip endeminę fazę. Tai tą mes Lietuvoje galime labai ryškiai įsivardinti kaip 21 metų lapkritį, kuomet prasidėjus, atsidarius mokyklom, kyla milžiniška banga, pagrindė sukelta deltos, tai yra šlykščiausia žinoma SARS koronaviruso 2 atmaina, netaikant kažkokių daug griežtesnių ribojimų, iš esmės delta yra leidžiama prasieiti pro mokyklinio amžiaus vaikus
ir būtent tuo metu, jeigu stebėsite atvejų kreivę, būtent tuo metu ta kreivė lūžta. Mes netaikome kažkokių papildomų ribojimų, kas atsitinka, kad SARS koronavirusui 2 baigėsi imlus šeimininkai. Ir tik tai vėliau, man atrodo, gruodį atvažiuoja Omikron ir ta banga kyla vėl, bet vėlgi mes matėme be tokio didelio hospitalizacijų skaičiaus. Tai iš tos pusės 21 metų lapkritį, iš esmės, mano manimu, pagal mano apibrėžimą pandemija Lietuvoje baigėsi. Ir vienintelė su visuomenės sveikata susijusi krizė, kurią mes matome iki šiol, yra, kad norim ar nenorim, bet Ukrainoje ir kaiminėse valstybėse yra labai sunkiai tvarkomasi su živ ir tuberkulioze ir įvairiom kitom infekcijom. Tai galbūt daugam yra tekę girdėti statistiką, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje diagnozuojamų živ atvejų skaičius yra ženkliai išaugęs. Tai irgi yra savotiškas iššūkis ir norėčiau manyti, kad mes šiais laikais turim tiek technologijų aptikti tuos atvejus, tiek galbūt jiems padėti. Klausimas buvo apie visuomenės sveikatą ir kaip jį pasikeitė po karo. Tai SARS koronavirusas 2 iš esmės jau buvo kaip ir savaime išsisprendusi problema tuo metu, tačiau su pabėgėliais iš Ukrainos atkeliavo ir daug užkrečiamųjų ligų ir vėlgi mes negalime apsimesti, kad ta problema neegzistuoja, tiesiog reikia vystyti diagnostiką ir tuomet taip pat reformuoti gydymą ir panašiai. Tiesiog pripažinti, kad ta problema yra ir tiesiog imti ir daryti kažką. Ir turėjo trečią klausimą. Toks kūrybinis, atrodo, bet mokyklos laikais susidariau tokį įspūdį apie virusą, kad jis yra žiauriai keistas. Ta prasme, negyvas, negyvas, kažkoks neaiškus. Kas per reikalas apskritai yra virusas? Nes po mokyklos tikrai daug laiko praėjo, gal kažkas naujo. Okay. Tai virusų iš ties yra labai daug ir po truputį vystosi toks konsensusas mokslinėje bendruomenėje, kad tai greičiausiai nėra organizmų grupė kilusi iš vieno protėvio. Tai greičiausiai skirtingi virusai yra kilę nepriklausomai iš kažkokio skirtingo protėvio. Tų grupių greičiausiai nebus tiek daug. Mano manimu yra mažiausiai 3, galbūt kiti mokslininkai bus atradę daugiau. Ir vienas mano mėgstamiausių klausimų padiskutuoti su savo studentais yra paklausti, ar jiems atrodo, kad virusai yra gyvi ar ne. Ir man atrodo, kyla milžiniškų problemų, kuomet mes turime žodžius iš praeities, kuomet mūsų suvokimas buvo toks pakankamai paprastas ir kuomet mes galų gale iš tikro suprantame kažkokį procesą. Tai pavyzdžiui, kas gyva, kas negyva, viduramžiais, manau, būtume galėję pirštais parodyti ir įvardinti pakankamai lengvai, kuomet mes suprantame, kas yra gyvybė, kad tai yra iš esmės chemija, kuri save kopijuoja, tas gyvybės apibrėžimas praplatėja. Tai mano nuomonė, virusai yra gyvi. Ir RNR virusai, sakyčiau, iš visų organizmų, kurie vis dar koduoja baltymus, yra vieni geriausi, smagiausi. Visiški ateiviai. Totalūs ateiviai, kurie pasaulį patiria kaip niekas kitas iš esmės. Kur tu esi mažytė molekulė, kuri negali sustoti evoliucionuoti nuolatos. Ir yra įkalinta to, ir tai yra tiesiog poezija. Taip, sveiki. Mano klausimas toks, mes turim tą situaciją, kuri, taip sakant, bendrai kalbant apie tą pandemiją, not great, not terrible. Tačiau galim paspekuliuoti, sakykime, vienas variantas, jeigu vakcinacija nebūtų vykusi iš viso, arba vakcinos nebūtų sukurtos ir arba, sakykime, tas antivakcijų judėjimas būtų tiek stiprus, kad, sakykime, efektyviai užblokuotų šitas pastangas. Vienas variantas pesimistinis. Kitas optimistinis variantas, kai, reiškia, tasai
sakykime, judėjimas neegzistuoja kaip toks ir visi disciplinuotai vakcinuojasi. Tai sakykit, kokie nukrypimai būtų vienu kitu atveju pagal aukų skaičių? Kiek mažiau arba daugiau žmonių būtų mirę per šią pandemiją? Labai geras klausimas ir yra labai sunku pasakyti. Tai su pirmu scenarijum, kur mes iš esmės tiesiog leidžiam COVID-ui prasinešti pro populiaciją, vienas iš momentų, kuris tampa labai svarbus, tai yra, mes iš viso ribojimų netaikom, jokių. Tada būtų sunku. Nes viena iš didesnių problemų susidūrus su pandemija yra, kad mes galime turėti kažkokį labai mažą procentų žmonių, kuriems susirgus reikės hospitalizacijos. Tačiau tas mažas procentas padaugintas iš, pavyzdžiui, visos populiacijos reiškia, kad mes negalim ligoninės paslaugom aprūpinti praktiškai nieko. Tai aš esu kažkur kitame pristatyme pasirašęs, kiek ligonių gali priimti tenai Vilnius ir Kaunas, ir tie skaičiai nėra įspūdingi. Tai įvardinti konkrečių skaičių negalėčiau, bet kad jie būtų tragiški, tai yra kaip ir akivaizdu. Tuomet, jeigu mes visi būtume susiskiepiję, yra vienas dalykas, kurio mes negalėtume sustabdyti, tai pavyzdžiui įvairių naujų variantų atsiradimas. Ypatingai tokių kaip B1620, kadangi tai yra tiesiog atranka. Bet tą atranką sukelia tiek pat skiepijimas, kiek ir persirgimas, tai iš tos pusės, mes SARS koronaviruso 2 neišnaikintume, tiesiog dėl įgimtų bruožų, dėl jo gebėjimo pakankamai lankščiai reaguoti į tą natūralios atrankos spaudimą. Ir dar kažką turėjau omeny. Dabar pamečiau mintį. Bet iš esmės būtų buvęs daug mažesnis mirtingumas. Ir tą beje, jeigu dar veikia kažkokios švieslentės, labai kvieščiau pasižiūrėti, kaip atrodė mirtingumas Lietuvoje ir kaip atrodė mirtingumas Rusijoje. Konkrečiai 21 metų apie vasarį kovą, tuomet 21 metų vasarą apytiksliai, ir 20 metų gale. Tai tie 3 periodai, kur buvo anksčiau cirkuliavusios nieko nepasižymėjusios atmainos, kokį mirtingumą jos sukėlė, kokį mirtingumą sukėlė pasirodžiusi alfa arba britiškoji atmaina ir tuomet kokį mirtingumą sukėlė delta atmaina. Kadangi šie 3 etapai apima iš esmės vis agresyvėjančias SARS koronaviruso 2 linijas, tai Lietuvoje mirtingumas tuo laikotarpiu nuosekliai mažėjo su kiekviena banga. Dėl to, kad mes pakankamai nemažai žmonių spėjome suskiepyti. Ir net delta, kuri buvo šlikščiausia, agresyviausia atmaina, Lietuvoje nenužudė tiek daug žmonių, kiek prieš tai buvusios bangos. Tuo tarpu Rusijoje, kurie labai noriai eksportavo visą tą antivakserių judėjimą į kitas šalis, gavo tą patį skepticizmą atgal bumerangų, kuomet jų pačių populiacijos prisiklausė tų pačių melų ir su ta kiekviena naujai pasirodančia vis agresyvesnė SARS koronaviruso 2 atmaina, Rusijoje mirtingumas kilo visą tą laikotarpį. O toksai su etika klausimas, ar buvo įmanoma, tarkim, sukurti variantą viruso, tokį, kuris būtų mažiau mirtingesnis, bet labiau plintantis. Ir sakykime, kad jisai greičiau prasieitų kaip skiepo alternatyva, kad sukurtų tą herd immunity su mažesnėm galbūt mirčių kiekiu, bet nukonkuruotų tarsi tas variantas pavojingesnius štamus. Čia su etika, aišku, toks klausimas. Okay. Aš jau galvoju atsakymą daugiau į biologinę pusę ir ar tai būtų įmanoma, bet įsivaizduosim, kad įmanoma ir tuomet iš etinės pusės, man atrodo, vienareikšmiškai atsakymas būtų ne.
Pagrindė dėl to, kad šiek tiek nueisiu į techniškumus. Mes įsivaizduosime, kad mūsų SARS koronaviruso 2 genomas yra tiesiog viena pailga grandinė. Tai DNR, kuri koduoja genus, kur kiekviename gene yra kažkokia amino rūgščių seka. Ir tų amino rūgščių galimų kiekvienoje pozicijoje yra 20. Tai pirmas dalykas, kurį reikėtų turėti omeny, kad kuomet mes kalbame apie biologinę įvairovę, mes kalbame apie beprotiškai daugiamatę erdvę, kurios visos išbandyti žiūrėti mes iš esmės negalime, bent jau dabar. Ateityje galbūt galėsime tą išžvalgyti daug geriau. Ir tuo pačiu vis tiek pakankamai anksti mes vis dar nesuprantame pakankamai daug dalykų apie SARS koronaviruso 2. Tai, man atrodo, net jei sugebėtume sukurti kažką tokio, nuspėti, ką natūrali atranka padarys su tokiu variantu, būtų žiauriai sudėtinga. Tačiau savaime idėja yra pakankamai nebloga ir galbūt kažkam yra tekę girdėti antivakserių sapaliojimus apie tai, kaip asmenys, kurie persirga COVID-u, turi daug geresnį imunitetą, kas yra tiesa. Tik tiek, kad reikia atsiminti, kad tai jau yra po natūralios atrankos ir žmonės, kurie neišgyveno tos infekcijos, nelabai gali būti užkrėsti dar kartą. Tai tas yra žinoma, kadangi kuomet mes susiduriam su gyvu virusu, mes nematome vieno baltymo, ką mes iš esmės matome, ką mato mūsų imuninė sistema susidūrusi su vakcina. Ji mato visą tą baltymų arsenalą, tai yra daug daugiau taikinių mūsų imuniniai sistemai, kuriuos jį gali atpažinti. Sveiki, ačiū labai už pristatymą, labai aiškiai pasakojate ir labai suprantamai, tai ačiū labai. Mano klausimas, norėčiau grįžti prie PGR tyrimų ir kadangi man teko dirbti ligoninėje ir toliau dirbu, tai kai prasidėjo visa pandemija, tai buvo visas baisusis periodas ir mums PGR'us darydavo kas 3 dienas iš pradžių, o po to kas savaitę. Kiekvieną, tiksliau tai yra apie 2 metus kažkur tai. Ir kaip suprantu, visose ligoninėse buvo tas pats. Ir jūs kaip pristatėt, kad ėmė tos mėginius visus, mano klausimas, kiek įtakojo tai, kad tikriausiai didžioji dauguma vis tiek tų mėginių ateidavo iš ligoninių, nes realiai viskas buvo paralyžiuota ir tikiu, kad visose ligoninėse tikrino darbuotojus, o jų yra daug visoje Lietuvoje. Kiek tai įtakojo tikruosius rezultatus, toks klausimas. Ačiū labai. Puikus klausimas. Dažniausiai įvairios institucijos, kurios buvo pajėgios atlikti PGR'us viduje, tie rezultatai buvo naudojami tik tai pačioje ligoninėje. Tai greičiausiai jie nepatekdavo į tą bendrą sistemą, tai buvo tiesiog institucijos viduje pažiūrėti ir užtikrinti saugų darbą. Tai aš labai abejočiau, ar mes gavome mėginių konkrečiai iš ligonių ir tų rutininių testų. Bet galiu papasakoti vieną įdomią istoriją, kur žiauriai norėčiau, kad... Ar auditoriją turime žmonių, kurie dirba prokuratūroje? Ne? Ok, važiuojam. Vienu metu čia būtų buvę, man atrodo, ankstyvi 22-ieji, kuomet viskas absoliučiai, kas cirkuliuoja pasaulyje, yra Omikron arba Omikron palikuonis. Ir staiga mes gauname kažkokius mėginius, kurie yra delta, kuri yra išnykusi prieš porą mėnesių. Ir visi mėginiai yra iš vienos konkrečios privačios PGR laboratorijos, kurios irgi buvo pajungtas į visą tą sekoskaitos stebėsenos programą. Ir jeigu mes vėlgi atliekame lygiai tą patį molekulinio laikrodžio analizę, kurią rodžiau šiek tiek anksčiau, kur tie genomai yra žemiau regresijos linijos. Tai reiškia, kad lyginant su
laiku, kuomet jie yra paimti, jiems trūksta mutacijų. Tai ką mes esame įsitikinę įvykus, beje, jeigu jūs testavotės PGR laboratorijoje, stebėsenos tikslais jūsų mėginys galėjo būti laikomas, jeigu neklystu, savaitę, gal porą savaičių, kol tiesiog rezultatai yra suvedami, kas užsikrėtė, kur ir panašiai. Ir tuomet valstybės duomenų agentūra iš esmės atsitiktinai atrenka tuos mėginius iš centrinės sistemos ir tuomet kurjeriai apvažiuoja visą Lietuvą, surenka tuos mėginius ir tuomet jie nusiunčiami sekoskaitai. Tai tie mėginiai šaldiklyje negali užsibūti ilgiau negu 2 savaitės. Tai mano įtarimu, ta pati privati PGR laboratorija taip pat pandemijos metu pagarsėjo tuo, kad jie pardavinėjo klaidingai teigiamus testus tam, kad žmonės galėtų išsiimti galimybių pasą, kad jie yra persirgę ir dėl to gali vaikščioti kur nori. Tai mano įtarimas yra, kad tie asmenys vis tiek turėjo būti suvesti į sistemą ir kuomet valstybės duomenų agentūra jiem parašydavo, sakydavo, atsiųskit tuos mėginius, jie sako, oh shit, tie asmenys niekuomet neturėjo COVID-o. Tuomet nerdavo gilyn į savo šaldiklį, išsiimdavo keletos mėnesių senumo mėginius, kurie priklausė deltai ir tuomet nusiųsdavo juos kaip to asmens užsikrėtimus. Ir tą įrodyti teisme, jeigu prireiktų, aš labai norėčiau ir galėčiau. Tai jo, tokių istorijų užtat esame turėję. Kur klausimai? Kaina kokia, nežinot laboratorijos. Kieno kaina? Nu, galimybių pasą gauti taip. Reikėtų įvesti į Google paiešką Baltic Medics galimybių pasas. Jeigu galima dar. Kadangi taip, vis tiek tenka susidurti su žmonėm, kurie vis dar, kaip sakant, tam pasako, kad, pavyzdžiui, mano, kad bereikalo skiepijosi ir kad čia juos apgavo, kad vakcinos buvo nepakankamai išdirbtos, kad čia su jais pasielgė kaip su bandomaisiais triušiais ir panašiai. Tai tiesiog iš jūsų, kaip iš jau aukščiausio profesionalo, norėčiau išgirsti, ką jūs pasakytumėte tokiem žmonėm. Ok, man atrodo, kalbant apie antivakserius, beje, antivakseriai yra pagrindinė priežastis, kodėl turėjau tą pirmąją skaidrę. Kalbant apie antivakserius, man atrodo, yra vienas žiauriai iškalbingas dalykas, žiūrint, ką jie kalba, ta prasme, kad jiems absoliučiai visos vakcinos nuo SARS koronaviruso 2 yra blogis. Absoliučiai visos, nepaisant to, jog ta technologijų paletė, kurią mes pasitelkiam kovoje, yra žiauriai įvairi. Ir jie dažniausiai iš esmės važiavo ant tos idėjos, kad turime informacinės RNR pagrindų pagamintus skiepus, tai Pfizeris ir Moderna, kur apskritai yra vienas iš gražiausių dalykų, dėl kurio, man atrodo, iš viso gripo išnaikinimas tampa nebe mokslinė fantastikoje realybė. Tai, man atrodo, yra labai iškalbinga, kad jie iš esmės nelenda į detalės. Jiem visos tos vakcinos yra blogis, nors patys pozicionuoja save kaip kažkokius ekspertus. Ir kalbant konkrečiai apie tas pačias informacinės RNR pagrindų pagamintas vakcinas, tai turbūt visi sutiksite, kad mes negyvenam 20 amžiuje ir 20 amžiaus vidury, ar ne? Mes per pastaruosius, kad ir 50 metų esame pasimokę šio bei to apie pasaulį, kuriame gyvename. Ir kuomet buvo kalbama apie per greitai išrastus skiepus, ir tenai minimi, pavyzdžiui, vakcinos nuo poliomielito ir panašiai, buvo užmiršta,
kad kuomet buvo kuriami skiepai nuo poliomielito, tai irgi yra apie 20 amžiaus vidurys, mes kaip mokslinė bendruomenė praleidome, jeigu neklystu, netoli 20 metų, ieškodami ląstelių, kuriuose mes galėtume užsiauginti tą virusą. Tai yra tyrimai, kurie absoliučiai nieko yra net nesusiję su ta pačia vakcina. Tai pirmas dalykas, kad mes tiesiog apie biologiją, molekulinę biologiją žinome daug daugiau šiandien negu prieš 50 metų. Antras dalykas, pakankamai greitai mes pastebėjome, kad įvairios vakcinos, kuomet mes jas auginame natūraliu būdu ir galbūt užmušame tą virusą ir tą naudojame kaip vakciną, tai yra nežmoniškai intensyvus procesas su žiauriai daug canskinimuose. Tai pavyzdžiui, iki šių dienų nemažai gripo vakcinų yra auginamos kiaušiniuose, kas yra šiaip pakankamai ironiška, kad nes jeigu kiltų kita pandemija, greičiausiai ją sukeltų koks nors paukščių gripas. Paukščių gripas pakankamai neblogai net šiuo metu prasinešinėja pro ūkinės vištas, kiaušinių kainos kyla ir tuomet mums pandemijos atveju reikėtų išsipirkti milžiniškus kiekius kiaušinių ir tai visas procesas yra visiškai uždaromas. Tai viena iš siekiamybių ilgą laiką konkrečiai vakcinologijoje buvo sukurti platformas, kurios nebūtų jautrios. Ten, kad pavyzdžiui, šitas virusas nenori augti tose ląstelėse ir panašiai. Tai yra sukurti sistemą, kurią galima atnaujinti va taip ir pritaikyti praktiškai bet kam. Kas informacinės RNR, kaip platformos idėja būtent ir yra. Kad tau nereikia absoliučiai nieko, tau nereikia nieko auginti net. Tai yra tiesiog susintetinta RNR, įvilkta į riebalinį apvalkalą, viskas. Mes galime reaguoti praktiškai į bet ką ir ta technologija nėra taip, kad pandemija prasidėjo ir kažkam šovė į galvą, o davai padarom taip. Ne, iki tol sekė 60 metų kruopščių tyrimų nuo pirmos idėjos, kad tai būtų geniali idėja, super supaprastinti viską absoliučiai ir iki pandemijos buvo praėjus nemažai tyrimų gyvuose organizmuose, pelėse ir panašiai, kur yra parodyta, kad tai veikia ir tai buvo optimizuota. Kiti, tai gal tuom ir baigiam. Atsiprašau, kaip ir kiekvienas formatas skeptikų draugijos, kaip pabaigiam pranešimus, po to, jeigu kažkas nori prie round table dar užduodam ir galėsim užduoti, jeigu tu dar liksi keliom minutėm, užduosim klausimų, nes jų milijonas. Aš vieną klausimą norėčiau tau užduoti. Sklandė teorijos apie natūralų atsiradimą viruso, taipogi teorija apie lablyką arba sukūrimą viruso. Tai ar šitie dalykai yra atmesti, ar patvirtinti, ar lygiai vienodai legitimus, nes antivakserių tokiam judėjime galbūt nusistovėjo tam tikras netgi toks konsensusas, kad abi teorijos yra lygiavertės, tai maždaug ir pasilikim ties tuo konsensusu, kad galėjo būti ir taip, ir taip, ir taip. Tai patikslink, ar galima atmesti vieną iš tų ir čia paskutinis klausimas. Okay. Aš pradėsiu atsakymą nuo to, kad savaime virusų pabėgimas iš laboratorijų mokslė nėra kontroversiška idėja. Mes žinome, kad pavyzdžiui 1977 metais kilusi tokia mini gripo H1N1 pandemija labai akivaizdžiai buvo gripo virusas, kuris buvo į šaldiklį, manome, patalpintas apie 50-uosius metus ir tuomet po 27 metų netyčia paleistas. Tai yra vėlgi lygiai tokių pačių grafikų dėka mes tą galime stipriai įtarti. Lygiai taip pat mes žinome apie bent keletą veterinarinės kilmės protrūkių, kur tiesiog yra žiauriai akivaizdu, kad tai yra iš laboratorijos pabėgęs virusas. Tai savaime mokslinė bendruomenė nėra linkusi iš karto atmesti automatiškai nenatūralios kilmės. Ir tuomet iš kitos pusės lygiai taip pat mes žiauriai gerai esame susipažinę kaip mokslinė bendruomenė su rizikos veiksniais, kurie veda prie pandemijų. Tai yra kontaktas tarp žmonių ir gyvūnų, kuris yra labai artimas. Čia netgi galiu papasakot žiauriai. Mes turim kokį porą gal minučių įrašui, tai pasisteng greitai. O ne. Ok,
2016 metais aš dalyvauju konferencijoje apie viruso evoliuciją Jungtinėje karalystėje. Vienas iš visos ryties dievukų pasakoja apie naujus gripo virusus, kurie yra atrasti varliagyviuose ir žuvise. Ir savo pristatymą baigė su įdomia nuotrauka, kurioje yra pavaizduoti keletas narvų, kuriuose yra gyvi gyvūnai kažkuriame iš Kinijos turgų. Ir jis, baigdamas savo pranešimą, retoriškai klausia, ar čia gali būti vieta, kur prasidės nauja pandemija. Tai jis tą nuotrauką darė Huanano turguje Uhano mieste. Tai rizikas mes labai gerai suprantam. Tai, atsakant į tavo klausimą, kol kas iš esmės mes nesame girdėję jokių naujų argumentų pagrįsti laboratoriniai kilmiai. Jokių naujų argumentų, apart to, kad tiek tas turgus, tiek Uhano virusologijos institutas yra tame pačiame mieste. Tuo tarpu iš natūralios kilmės pusės, ir dedu tas kabutes dėl to, kad nematau nieko natūralaus, kuomet iš įvairių Kinijos kampelių mes suvežame gyvus gyvūnus į vieną turgų, leidžiame jiem tuštintis vieniem ant kitų ir būti arti žmonių. Tai mes turime žiauriai daug įrodymų, kad Huanano turguje buvo prekiaujama tais gyvūnais. Mes žinome, kad prekybstaliai, kuriuose yra tiek SARS koronaviruso 2 pėdsakų, taip pat yra, pavyzdžiui, usūrinių šunų pėdsakų. Tai yra vienas iš imlių šeimininkų SARS koronavirusui 2. Ir yra visa eilė kitų aplinkinių įrodymų, tame tarpe, kad vien tame turguje mes matome jau 2 viruso variantus. Tai mes manome, kad SARS koronaviruso 2 pandemija apskritai prasidėjo per 2 nepriklausomus viruso šuolius. Tai tiesiog kol kas visi aplinkiniai įrodymai labai gražiai dera su ta, kabutėse, natūralia kilme.